agresyvi, Aleko Petras su gynyba po užtvaros prieš Leiną Francisko, o iš toli Deividas Sirvydis. Jie meta pro šalį. Šverčia gerai, kovoja dėl kamuolio žalgiriečiai, nes neslyva. Pamušė kamuolį. Deividas Sirvydžio perdavimas netikslus ir dar kartą. Švirutis prieš Tomą Savokubą. Sirvydis. Niekaip nepavyksta pramušti Žalgiriui Darvinas. Metimas iš tikrai geros, dabar jau padėties Premetas. Šiandien Sirvydis yra jau su Žalgirio. Modolov. Sirvydis iš 3 taškų zonos. Niekaip Žalgiriui nepavyksta prisitaikyti iš 3 taškų zonos. 1 iš 9. Štavičius 2 prieš 2 su Mozu Suraitu. Būdos aikštelės trūkta gynyba ir vėl Sirvydis meta iš geros padėties. Dabar jau visiškai laisvas metas Sirvydis, nepataiko jis. Deividui Sirvydžiui geresnių progų nebus. Žalgiris sukuria pirmajame kelyje, bet Sirvydis kol kas daužo lanką. 0 iš 4. 0 iš 4 tritaškai Deivido Sirvydžio. Vėl agresyvios rotacijos. Nu, čia apie tos laisvus metimus iš tikrųjų. Nu, čia jau reikia pataikyti. Nu, vis jo, tiek. Jeigu Francisko taip dengia ir jis nusimeta, nu, tai čia tu turi rinkti taškus. Aišku, suprantu, nu, bet iš kitos pusės ten, nežinau, kiek čia buvo. Tegul uždirba ir dar daugiau, viskas tvarkoja ne apie pinigus, bet jeigu žaidėjui moky ten gal 600 000 eurų, nu, tai tu gal tikies, kad jisai mes tokius. Nežinau, man atrodo taip tiesiog. Nu, šiaip reikėtų. Šiaip reikėtų, ar ne? Nu, kažkur tai yra gerai. Tikrai, Tada, nu, tai va, tai tiesiog, aišku, čia po pralaimėjimo, tai... Bet kažkaip tai Sirvis atrodytų toks žudikas tų tritaškių, bet nesigavo šiandien.